Sveikos mergaitės. Mano naujas gaminys bus kelnės palaco. Prieš pradedant bet ką megzti, reikia pasidaryti mėginį. Reiškia pamegzti, pralyginti jau tą gabaliuką megztą, suskaičiuoti eiles ir akis ir tada išsivesti, kiek man reikės eilių, kiek reikės akių ir nusipiešti iškarpą tų kelnių. Tai va, dabar aš pradėjau megzti pavyzdėlį, žiūrėsiu, kokį tempimą man, šitas manas neblogai atrodo, bet čia dabar aš mezgu ant 3, aš pamėginsiu dar kokius, reiškia, vieną kitą tankį ir pažiūrėsiu, kaip atrodys, paskui jau, kai jau nuimsiu, aš matysiu, reiškia, pasirinksiu, kuris gražiau man atrodo, o dabar aš mėginsiu įvairius tankius, nes aš darba, čia dabar 3 man stovi, aš pamėginsiu, nežinau, reikia man ant 2, gal pamėginsiu biškį ant 2, biškį ant 4, pažiūrėsiu, kuris gražiau atrodo ir tuomet pasirinksiu. Kai aš išsiskaičiuosiu akis ir eilės, kiek man reikia pagal mano tinkamą, reiškia, mezgimo tankį, tuomet aš jau galėsiu perskaičiuoti pagal, reiškia, iškarpą. O dabar pati pradžia tai yra nusimegzti šitą pavyzduką. Tai ir pirmyn.